Na ką, sveiki, dabar esame Statėtoj, Vilnius, spalio 13 diena, penktadienis, čia Ukmergės gatvė. Prieš tai buvome Nėstėj, Orline, tai dabar čia yra kainos tokios: 95 benzinas €53, dizelis €57 ir dujos 59 euro centai. Kol čia turbūt vienas pigesnių benzino, ką mes matėme, bet dizelis tai turbūt dabar pas visus daugiau mažiau vienodas, apie 57-58 centus, turbūt nebent brangesnėse degalinėse, tokiuose kaip Viada, CCLK, matysime aukštesnės kainas. Tai kas rinkoje vyksta? Iš principo įvyko karas, prasidėjo karas tarp Izraelio ir Palestinos. Neaišku, kokio masto bus tas karas ir kokios bus pasekmės. Paprastai tam regione vykstantis kariniai įveikiai iššaukia kainų didėjimą. Ir tai iš tikrųjų irgi buvo pačioj pradžioj. Bet kadangi rinkoje yra sukaupta labai daug atsargų, kaip ir pačių degalų, taip ir naftos, o tai yra dėl to, kad į rinką atėjo recesija, tai šiandien dienai po tam tikro nedidelio pabrangimo nafta atsitraukia. Tas matosi didmeniniai kainoj, tas matosi ir degalinėse, kurios greitai reaguoja į kainų pokyčius. Tai palyginimui, Jozita apie 12 valandą mes fiksavome kainą: benzino buvo €45, dizelio €48. Tai kaip ir jau kalbėjom prieš mėnesį ir daugiau, dizelis pralenkė benziną. Ir va tokios va yra kainos. Tai tiek, bus kitų įsijungimų. Neužilgo būsime brangesnėse degalinėse, padarysime laivą iš tenais. Rašykit komentaruose, kas pas jūs dedasi. Atia.